Volvo atsirado 27 metais Švedijoje, šalyje, kur vietomis leda 6 mėnesius per metus. Seniau buvo galima sakyti, kad ten marketingas neveikia, bet veikia fizika. Dauguma senų Volvo atrodė kaip plytos. Pavyzdžiui, Volvo 240, kvadratinis, kampuotas, kaip seifas ant ratų. Bet tas plytos dizainas buvo tyčinis, energijos sugerimo zonos, tvirtas kėbulas, storas metalas. Kol kiti darė gražius kibirus su blizgančiais žibintais, Volvo darė saugumo eksperimentus. 1959 metais inžinierius Niels Bohlin sukūrė 3 taškų diržą. Taip, tą patį diržą, kurį užsisegi prieš važiuodama šiandien. Ir žinai, kas kečiausia? Jie tai leido naudoti visiems ir išsaugoti milijonus gyvybių. Bet dabar klausimas, ar šiandieninė Volvo dar ta pati plyta? Nes čia prasideda kita istorija. Jeigu galvoji, kad nusipirksi seną Volvo ir gyvensi ramiai, ne visada. Jeigu galvoji, kad nauja Volvo bus pigiai eksploatuoti, tuo labiau ne. Šiandien tokie modeliai kaip Volvo XC90 ar Volvo EX90 turi daugiau kompiuterių nei tavo namų ofisas. Radarai, kameros, jutikliai, orinė pakaba kai kuriuose modeliuose, dideli ekranai vietoj mygtukų. Senų modelių pliusas – paprastas motoras, dyzelis, kuris važiuoja, mažai elektronikos, mažiau genda. Minusas – sunkios, lėtos, ryjančios, o komfortas – minimalus. Volvo pliusas – vienos iš saugiausių mašinų rinkoje. Realūs testai, realūs rezultatai. Jos ne apie tai, kad atrodytum kietas, o apie tai, kad po smūgio išliptum. Minusas – technologijos kainuoja. Ir perkant, ir remontuojant. Todėl Volvo gera mašina, jei vertini saugumą ir logiką. Bloga, jei ieškai pigaus išlaikymo ar adrenalino. Volvo niekada nebuvo apie įvaizdį. Jų tikslas yra, kad tu grįžtum namo. Ir kartais tai svarbiau nei garsus motoras.